netgi buvo, čia realus atvejis, čia tikras, kad sako, kaip čia yra druskos pradėjo eiti po 2-3 metų. Tai pradėjome aiškintis, pasirodo tinkavo vidų, kalkiniu cementiniu tinku, žiemą su druskom. Nu, priedą dėjo, reiškia, kad nesustinktų. Ir tos druskos jos po truputį kiaurai per visą tą sieną, per kelis metus pravažiavo, po truputį su garu stumiamos, galų galiai 3 metus išlindant fasadą. Nes iš tikrųjų druskos eina tiesiogiai per visą sienos konstrukciją ir jai vienintelis išėjimo galimybė yra siūlė, nes tai yra vieta, kuri labai yra garoj pralaidi. Plytelė ir nepraleidžia tiek garo. Druska yra po ją, bet mes tiesiog nematom. Mes vienintelė užfiksuojam savo vizualiai, kad yra siūlė ir mums atrodo, kad druska eina iš mūsų mūro ten ar rėvėjimo mišinio iš siūlės. Bet iš tikrųjų druska šalinasi iš visos konstrukcijos per siūlę. Vanduo eina, kur jam lengviau. Čia fizika. Bet dabar, sakai, druska atėjo iš vidaus tuo atveju. Tai per ir polistirolą perėjo? Taip, kiaurai. Polistirolas jisai praleidžia drėgmę ir praleidžia kuo puikiausiai garą. Jis nėra ten tokia medžiaga, kuri uždaryta, tokia visiškai kaip stiklas. Tai va čia legenda yra. Tai polistirolo pakankamai didelis garo pralaidumas. Vata geriau atiduoda, ten žymiai, ten tas, kaip vadina žmonės, kvepuoja. Ne? Nu, tai klaidingai taip sakom, bet taip, garo pralaidumas čia yra turimas omeny. Jo, vata yra žymiai didesnis, bet polistirolo tikrai labai neblogas palyginus.